Sveiki! Dabar pademonstruosiu, ką reikėtų vertinti, žiūrint į klubo priekinę sritį. Pradedant ir uždėjus daviklį štai tokią skersinę padėtį. Aišku, mus pasitinka visas raumenynas, bet aš visada rekomenduoju pradėti nuo pačios gilumos, nuo kaulinių struktūrų ir dabar aš pasigilinu patį vaizdą. Nusileidžiu fokusą ir štai gilumoje aš matau mūsų šlaunikaulio kontūrą ir aišku aplink viršuje įsidėsčiusius raumenis. Ir dabar keliaujant grinai šlaunikaulių proksimalin, spaudžiu aišku ir šiek tiek daviklį, matome keičiasi šlaunikaulių pats kontūras, dar keliauja proksimalin dar, matome jisai darosi toks labiau paviršinis, mes pasiekiam grinai šlaunikaulio pačią galvą, net čia mes matome štai kremzlinio sluoksnio ruoželį ir jeigu aš dar keliausiu truputį proksimalin, aš pasiekiu štai gūžduobę, pasiekiu klubakaulio pats ir gaktikaulio kraštus. Nusileidžiu žemyn, štai važinėdamas aukštyn ir žemyn aš matau dviejų kaulų kontūrą. Dabar ką man reikėtų padaryti, tai yra tiesiog pasuku daviklį į sagitalinę plokštumą ir aš aiškiai matau mūsų klubo sąnario pačias struktūras. Iš aukščiau, proksimaliau štai šitoje vietoje mes matome gūžduobės pat kraštą ir štai aiškiai išsidėsto mūsų pati šlaunikaulio galva. Dar matosi gan aiškiai šitoje vietoje, tai yra kremzlinio tankio struktūra, tokia trikampė struktūra, tai yra būtent gūžduobės pati lūpa, o aukščiau visas šitas irgi tokia fibrozinė struktūra, visą štai pažymėsiu, tai yra mūsų klubo sąnario kapsulė kartu su raiščiais, kapsulę sutvirtinančiais raiščiais. Ką mums reikia daryti, kai mes tyrime štai klubo priekinę sritį ir būtent klubo sąnarį, tai įvertinti aišku pačią lūpą, kiek mes galim ultragarsu, jos struktūriškumą, bet kas svarbiausia, kad pasižiūrėti, ar nėra kažkokių tai cistinių darinių palei pat lūpą, kas būtų paralabrinės cistos. Taigi su ultragarsu mes turime nuvažiuoti į medialinę pusę, kiek mums pavyksta irgi sekti štai. Aiškiai matosi pats trikampėlius lūpos ir važiuoti į lateralinį kraštą irgi štai aiškiai išsidiferencijuoja mūsų lūpą. Galima aišku ir išsididinti patį vaizdą. Dabar keliaudami mes palei klubo sąnarių kapsulę, keliaujame mes distalin ir irgi aš nepamirštu spausti daviklio. Kas man yra svarbu, tai yra įvertinti klubo sąnarių kapsulę, kuri, kaip matome, čia yra prigludusi prie šlaunikaulio mūsų kaklo ir keliaujant distalin matome, kaip pasibaigia pati kapsulė. Visas šitas sluoksnis prigludęs prie šlaunikaulio kaklo ir yra mūsų priekinė pati kapsulė, kuri yra sudaryta iš dviejų sienelių, čia jos nelabai aiškiai išdiferencijuojamos. Štai šitoje vietoje gal aiškiau matosi tokia hipoechogeniškesnė, tai yra priekinė sienelė ir tokia šviesesnė, tai yra užpakalinė pati sienelė, kuri išsidėstų prie pat kaulo. Ir jeigu būtų skysčio, tai būtų tarp šitų dviejų pačių sienelių. Aišku, šiuo atveju mes turime visišką normą. Tai yra viena iš pagrindinių vietų ir nuo ko aš pats irgi visada pradedu skanuoti klubo priekinę sritį, tai vertinti, ar nėra skysčio būtent klubo sąnaryje. Irgi pasižiūriu medialin, lateralin, viskas atrodo tvarkoje. Gerai, sekantis žingsniai, ką mes žiūrim priekinėje srityje, tai yra raumenynas. Ir vienas iš aiškiausiai išdiferencijuojamų ir nuo ko irgi rekomenduoju pradėti, tai yra mūsų rectus femoris raumuo. Vėlgi grįžtam mes virš šlaunikaulio, kažkur matome šlaunies esame vidurinėje dalyje ir mes centre aiškiai išdiferencijuojame rectus femoris visą raumenį ir kas padeda identifikuoti mums jį, tai yra, kad centre įsidėsto tokia centrinė aponeurozė, būtent netiesioginis sausgyslės aponeurozė. Ir jeigu aš keliauju štai proksimalin, matau josios tokį specifinę eigą, įstrižinį įsidėstymą ir dabar keliauju aš aukštyn, proksimalin, matau, kaip
mūsų raumeninė dalis mažėja, čia formuojasi stambėja pačios sausgyslės. Irgi reikia nepamiršti, kad šičia mes turime netiesioginę sausgyslę, o štai paviršinę aponeurozę sudaro tiesioginė sausgyslė, nors, aišku, šitame vaizde jas atskirti viena nuo kitos yra gan sudėtinga. Taigi keliaujame mes proksimalin, matome raumeninė rectus femoris dalis mažėja, kol visiškai išnyksta ir mes turime jau tik tais 2 sausgyslės, tiesioginė plus netiesioginė sausgyslė. Ir dabar, jeigu dar keliausime po truputį proksimalin, mes pasiekime štai kaulinį kontūrą, tai yra mūsų priekinis apatinis dyglys, prie kurio ir tvirtinsis būtent tiesioginė sausgyslė. O netiesioginė sausgyslė elgiasi kitaip. Jinai šitoje vietoje atsiranda toks, kaip matom, hipoechogeniškumas, kadangi jinai tvirtinasi kitoje vietoje ir mums ją reikėtų jau pasiekti. Štai būtent šita vieta. Hiperechogeniška dalis tiesioginė sausgyslė, hipoechogeniška netiesioginė sausgyslė. Ir mes turėtume keisti daviklio padėtį. Štai einu į tokią įstrižinę padėtį ir keliauju labiau į lateralinę pusę. Apie kažkur, kaip matome, 45 laipsnių kampas formuojamas. Ir štai mes aiškiai galime išdiferencijuoti netiesioginę sausgyslę, kuri tvirtinasi šiuo atveju prie gūždubės lateralinio krašto. Ir aš dabar sustabdysiu. Taigi mūsų netiesioginė sausgyslė, po truputį jinai čia plonėja ir kol galiausiai prisitvirtina prie gūždubės krašto. Dar kartą, mūsų rectus femoris, mūsų sausgyslės, mūsų netiesioginė sausgyslė ir galime įvertinti tiesioginę sausgyslę irgi ne tik skersinėje pačioje plokštumoje, mes ją galime vertinti ir dar pasukus daviklį į sagitalinę plokštumą, štai aiškiai pamatyti ją išilginiai projekcijai. Ir dabar, ką mes turime šitame vaizde, taigi mūsų priekinis apatinis dyglys, mūsų tiesioginė štai sausgyslė ir jos štai plati insercija prie paties kaulo, o visa štai šita dalis, hipoechogeniška dalis, tai yra būtent netiesioginė sausgyslė, kurie tiesiog neria gilyn. Ir viename vaizde abidvi tas sausgyslės įžiūrėti mums praktiškai nepavyks, kiekvieną reikia atskirai. Taigi mūsų rectus femoris sausgyslių insersijos pačios. Ir dabar, jeigu mes susiradom jau apatinį priekinį dyglį, tai tada mes kauliniu kontūru galim po truputį kilti dar aukštyn, štai šitoje vietoje. Ir žinome, prisimenam, kad čia prie būtent priekinio viršutinio dyglio tvirtinasi kiti 2 raumenys. Tai yra vienas iš jų medialiniai pusėje tvirtinsis, tai būtent musculus sartorius, siuvėjo pats raumo. Ir dabar štai kylu vėlgi proksimalin prie pačios dyglio insercijos, štai mūsų pats dyglys. Ir aš dabar keliauju įstrižai į medialinę pusę, persekioju mūsų sartorius. Mes turime rasti dar vieną raumenį, vieno raumens inserciją. Tiesiog dabar su davikliu aš turiu labiau važiuoti į lateralinę pusę. Štai mūsų yra visas dyglys, dar kartą čia yra mūsų sartorius. Štai lateraliau mes pradedam matyti, diferencijuojasi kitas raumuo, tai yra būtent tensor fascia lata raumuo. Visas šitas aiškiai išdiferencijuojamas raumenynas. Ir pilvelis nėra jau didelis ir jisai, kaip matom, jeigu aš keliauju šiek tiek distaliai ir jisai staiga ir pasibaigia, tiesiog pereina paskui į mūsų tempiamąją fasciją. Grįžtu po truputį atgal. Matome, aišku, kitus čia gluteus raumenis, apie kuriuos kalbėsiu vėliau, bet pats tensor fascia lata raumuo tvirtinasi, kaip ir sakiau, prie priekinio viršutinio dyglio. Taigi, savotiškai apibendrinant, ką mes jau čia matome, tai yra rectus femoris raumuo, lateraliau tensor fascia lata raumuo, medialiau sartorius. Kitas irgi labai stambus raumuo, kurį irgi mes turime įvertinti priekinėje srityje, tai yra iliopsoas raumuo ir dabar, kaip matome, aš esu virš kaulinių kontūrų, virš paties klubakaulio ir matau masyvų raumenį, kuris sudarytas iš atskirų tokių raumeninių pilvelių, o štai labiau medialinė daly matome besiformuojančią pačią ir jau iliopsoas
sausgyslę. Jeigu aš kilsiu aukštynį, turiu nukeliauti į dubens pačią sritį ir pereitume į psoas dalį, o štai šičia mes turime ant iliakus, ant klubakolio vidinio paviršiaus susiformavusią iliakus, būtent raumeninę dalį. Taigi, vertindami ultragarsu mes matome raumeninę pačią dalį ir taip pat besiformuojančią jau ir pačią sausgyslę, kuri nukeliauja ir tvirtinasi prie mažojo šlaunikolio paties gumburo. Dar vienas, kaip matome, stambus raumo. Jeigu mes keliausime dar šiek tiek labiau į medialinę pusę, mes savotiškai pasiekėme, kaip matome, keliauja palei gaktikaulio kontūrą. Mes štai šitoje vietoje pasiekėme simfizio sritis ir kita svarbi struktūra, kurią reikėtų žinoti, prisiminti, tai yra būtent mūsų kirkšnies pasraištis. Šita fibrozinė struktūra, matome, šiuo atveju išsidėsto virš pektinėjaus raumens ir keliaujame šiek tiek į lateralinę pusę, mes sutinkame visas svarbiausias struktūras, tai yra šlaunies vena, šlaunies arterija pulsuojanti, šlaunies nervas aiškiai diferencijuojasi. Mes vis po truputį keliaujame štai kirkšnies raiščiu, tol kol mes pasiekime mūsų priekinį viršutinį dyglį. Tiek iš klubo priekinės srities ultragarsinio tyrimo.